Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dvasia Viešpatie ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk. Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasią atgaivink. Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas. Darbuose tu poilsis, kaitroje tu atvesis, tu paguoda liūdesy, o šviesybė amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprinkit tikėjimą. Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas atvira žaizda. Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šaltį duok jėgų, tiesink vingius mūsų takų. Duok mums mylintiems tave, tikintiems tava galia, dovana 7. Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną. Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja, ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja. Melskimės Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa. Leisk mums tos dvasios dėka visa, kas gera mylėti, ir jos paguoda visada džiaugtis. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šviesos slėpiniai. Iš Evangelijos pagal Matą. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė: šį kartą paklausyk, taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuo išbrido iš vandens, staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jonas jį atkalbinėjo: tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Bet Jėzus jam atsakė: šį kartą paklausyk, taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Pakrikštytas Jėzus tuo išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen.
O balsas iš dangaus prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštėjęs meldėsi, atsivėrė dangus. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Ir šventoji dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo, tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 1990 m. birželio 25 dienos pranešimas. Brangūs vaikai, šiandien noriu padėkoti jums už visas aukas ir maldas. Laiminu jūs savo ypatingų motiniškų palaiminimų ir kviečiu jūs visus ryžtis gyventi Dievui, diena dienon per maldą vis labiau atrasti jo valią. Mielieji, noriu jūs pakviesti visiškai atsiversti, kad jūsų širdyse gyventų džiaugsmas. Laiminga, kad šiandien jūsų čia tiek daug. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Antrasis šviesos slėpinys – vestuvės Kanoje. Iš Evangelijos pagal Joną. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Jėzaus motina sako jam: Išsibaigus vynui nebeturi vyno. Jėzaus motina Jėzus atsakė: Jie nebeturi man ir tau, moterie. Jėzus atsakė: Dar neatėjo mano valanda. Man ir tau, moterie. O motina tarė: Dar neatėjo mano valanda. Darykite, kad jo motina tarė tarnams: lieps. Darykite, ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams. Jėzus jiems liepė: 2-3 saikų talpos. Indus vandens liepė: pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus.
Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Jie nunešė. Paragavęs paversto vynų vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam, kiekvienas žmogus pirmiausia stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar neatėjo mano valanda. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Paragavęs paversto vynų vandens ir nežinodamas, iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam, kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikei gerąjį vyną iki šiolei.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Taikos karalienė, melski už mus. 1993 m. rugpjūčio 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, noriu, kad suprastumėt, aš esu jūsų motina. Noriu jums padėti ir pakviesti jūs melstis. Mat tik melsdamiesi galit suvokti ir priimti mano pranešimus bei juos įgyvendinti. Skaitykit šventąjį raštą, gyvenkit juo ir melskitės, kad suprastumėt laiko ženklus. Tai ypatingas laikas. Aš esu su jumis, kad priartinčiau jūs prie mano ir mano sūnaus Jėzaus širdies. Brangieji, noriu, kad būtumėt šviesos, o ne tamsos vaikai. Todėl gyvenkit tuo. Ačiū, kad atsiliepėte mano kvietimą. Trečiasis šviesos slėpinys – dangaus karalystės skelbimas. Iš Evangelijos pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus patraukė į Galilėją. Jis paliko Nazarą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė, pažerės juosta žemė už Jordano, pagonių Galilėją. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Net visoje Sirijoje pasklido garsas apie jį. Žmonės nešdavo pas jį visus sergančius įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, o jis išgydydavo juos. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių,
iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, jie bus pasotinti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 1995 m. sausio 25 dienos žinutė. Brangūs vaikai, kviečiu atverti savo širdžių duris Jėzui, panašiai kaip gėlė išsiskleidžia prieš saulę. Jėzus trokšta pripildyti jūsų širdis ramybės ir džiaugsmo. Vaikeliai, jums nepasiseks įgyti ramybės, jei nesusitaikysit su Jėzumi. Todėl kviečiu atlikti išpažintį, kad Jėzus būtų jūsų tiesa ir jūsų ramybė. Vaikeliai, melskitės, kad turėtumėt jėgų įvykdyti tai,
ką jums sakau. Esu su jumis ir jūs myliu. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Ketvirtasis šviesos slėpinys – transfiguracija ant Taboro kalno. Iš Evangelijos pagal Luką. Praslinkus maždaug 8 dienoms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną, Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė 2 vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo 2 vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime 3 palapines. Vieną tau, kitą Mozei ir 3 Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam, tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį mokiniai nusigando, o iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Praslinkus maždaug 8 dienoms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Ir štai pasirodė 2 vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo 2 vyrus. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime 3 palapines. Vieną tau, kitą Mozei ir 3 Elijui.
Jis nesižinojo, ką kalbas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melskis už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. O iš debesies aidėjo balsas: šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 2007 m. balandžio 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, ir šiandien vėl kviečiu jūs atsiversti. Atverkite savo širdis. Laikas, kol esu su jumis, yra malonės metas, tad išnaudokite jį. Tarkit sau, šis laikas yra skirtas mano sielai. Esu su jumis ir myliu jūs neišmatuojamą meilę. Ačiū, kad atsiliepėt mano kviečiami. 5. šviesos slėpinys – Eucharistijos įsteigimas. Iš Evangelijos pagal Matą. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams, tardamas: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę, padėkojo ir davė jiems, tardamas: gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Pagiedoję, jie išėjo į Alyvų kalną. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tardamas: imkite ir valgykite, tai yra mano
kūnas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Paskui, paėmęs taurę, padėkojo ir davė jiems. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną palaimino, laužė ją ir davė mokiniams tardamas, imkite, tai mano kūnas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Paėmęs taurę, padėkojo, davė jiems ir visi gėrė iš jos. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. O jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Aš gavau iš Viešpatės ir perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, padėkojęs laužė ir tarė, tai yra mano kūnas už jus, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 1991 m.
Rugpjūčio 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, šiandien kviečiu jūs melstis. Dabar, kai mano sumanimai pradėjo pildytis, kaip niekada anksčiau šėtonas yra stiprus, iš visų jėgų siekia sunaikinti manuosius ramybės ir džiaugsmo planus. Jis nori priversti jūs galvoti, kad mano sūnus nesugeba įgyvendinti savųjų sprendimų. Todėl, brangieji, kviečiu kiekvieną dar uoliau melskitės ir pasninkaukite. Kviečiu jūs 9 dienas atsižadėti, kad jums pagelbstint įvyktų visa, ką noriu įgyvendinti paslaptimis mano pradėtomis Fatimoje. Kviečiu, brangieji, suvokti mano pasirodymų svarbą ir visą padėties rimtumą. Noriu išgelbėti visas sielas ir pašvęsti jas Dievui. Todėl pasimelskime, kad visa, ką pradėjau, galėtų visiškai išsipildyti. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Ačiū už bendrą maldą. Linkėjimai iš Medžiugorjės.